Sveiki visi atvykę į 10-ąjį ir finalinį MTB Karma Experiments etapą Šernų XC. Įtampa kyla, signalų laukiame, tik vienas ratas, šiandien tik tais vienas ratas, taip kad tik vienas nedidukas, beveik 20 km miško brutalizmo. Važiuojam laimingai. Na ir kaip visuomet Karmoje startuojame brutaliai, agresyviai ir į kalniuką iš karto. Čia vos Augustinas nepadaro klaidos, jis kaip matėte bendroje mūsų grupės lentelėje yra 3 vietoje. Priekyje Airidas, mūsų grupės sezono lyderis, pasibalnojęs šiandien naujausią 2026 metų Scots Park RC World Cup dviratį. Hebra. Airidas labai rimtai nusiteikęs, skatina savo komandos draugą. Čia keletas klaidų, tempas krenta. Vykstu savo. Lengvas chaosas pradžiui. Aš šitą iškirpsiu. Palikau visgi mūsų maklinėjimus pradžiui, tuoj visi susikaupsime ir atgal į ritmą. Už nugaros Augustinas pasilsėjo, o mano širdies ritmas 170 siekia aukštumas, tai poilsio nelabai jaučiu kol kas. Dažniausiai tokie nulipimai nuo dviračio ir stabdymai išmuša iš ritmo. Šiandien įkopimo tai tikrai netruks, bendro sukilimo turėsime per 20 km maždaug 840 metrų, tai yra tikrai, brutalu. Kaip girdime priekyje, Airidas ir toliau savo komandos draugą skatina didinti tempą. Sargiai džampas. Kaip matote, šernų trasa kiekviename posūkyje gali turėti netikėtumų.
atsargiai. Čia reikėjo gal kiek greičiau įvažiuoti į šitą griovį, būtų pavykę nenulipus pravažiuoti, manau. Nulipus batai iš karto pilni klampaus purvo, tai juos įsisekti tampa irgi nelengva. Justinas Vaitkevičius nieko nebelaukia, šauna į priekį. Šiandien jis beje laimi mūsų grupėje pirmąją vietą, tai sveikinimai jam. Techniniuose vairavimuose sunkiausiai sekasi išsilaikyti prie konkurentų, tai čia turbūt bus mano silpnoji vieta. Na, truputį pailsėjęs, bandau veržtis į priekį, priekyje netrumpa įkalnė. Na, tokį spurtą dariau dėl to, kad žinojau, jog priekyje laukia single trackas, na ir nenorėjau, aišku, prarasti to laiko nuo varžovų. Atsargiai čia bus. Jaunuoliai puikiai. Stiprus Airido palaikymas šiandien trasoje. O Dieve, mano. Na, tikrai brutalu, nėra kada realiai atsikvėpti šioje trasoje. Op!
Atsargiai. Ant posūkių šaknis yra labai slidžios, tai va, tenka ir išsisekti, vėl grįžti ant balno, na tokia kankynė truputėlį. Kairėje ekrano pusėje galite matyti vadinamą gradient, tai yra įkalnių ir nuokalnių nuolydžius. Tai kaip matote, procentai aukšti. Na tikrai nesijaučia, kad važiuotum Lietuvoje. Dešinėje matome fotografą Julių, kuris beje ir yra šitos trasos architektas. Tikrai daug darbo įdėjęs paruošiant šitą trasą, bet apie jį plačiau video pabaigoje. Čia su pečiu ir nugara kliudau kairiai pusėje medį, tai padarau esminę klaidą, tenka nulipti nuo dviračio ir stumtis. Čia eikit, čia šabakštinas. Ant padangom. Man asmeniškai ši atkarpa būtent ir buvo pati nemėgstamiausia iš visos trasos. Bandau čia pro vidinę pusę lenkti, bet vėl slysteli ratas, tenka išsisekti, na ir jau kai čia išsisegi, tada kito kelio nėra, tik tai kaip stumtis ir bandyti vytis varžovą tokiu būdu. Čia ir Justinas vėl lenkia mane, tai krentu į 4. vietą grupėje. Štai ir Valdas lenkia mane, tai jis šiandien laimė M50 grupę, sveikinimai jam. Prakeikta atkarpa. Daug jėgų pareikalavo ši trasos dalis, tai matysim, kaip seksis atsigauti. Praleist. Ačiū tau, žiauriai. Prieš mūsų startą buvo ir kitų grupių startai, tai tenka pasivyti varžovus lenktynių metu, ieškoti, kur juos patogiau aplenkti. Na, čia atvažiuojam prie labai klampios pelkės atkarpos, labai slidu, tenka išsisekti vieną batą, kad patogiau pasistatyti dviratį. Yra ką veikti čia pavairuoti. Nors trasą sąlyginai žinojau, tačiau pastebėjau, kad pradėjau daryti tokias mažas techninės klaideles, kurios labai sumažino mano tempą. Grybų karas man šiandien. Ai, gerai. Aha, ačiū. Saugom galvą.
Čia vienas statesnių nuokalnių trasoje, tai reikia būti tikrai atsargiam. Sunku dideliem. Šaunuolis, super. Puikiai Vaidas užlipo į šį kalniuką, tai per daug laiko nepraradom. Aha, ir plačiau paimk. Ačiū. Na. Vos neatsitrenkiu į panevėžietį Mantą Zakarauską, tai linkėjimai Mantai tau, jeigu žiūri. Šiandien jis sakė, daugiau mėgaujasi, grožisi trasa, negu per daug konkuruoja. Na. Все, strigau. Jėgos senka po truputį, tenka ir stumtis jau į kalniukus. Čia va, pro kairę, gerai? O, bliava. Čia statu. Čia atsargiai. Eik! Na, klaidelė čia prie skardžio ir štai Augustinas naudojasi progą ir nustuma mane į 5. vietą grupėje. Na, labai pritrūksta jėgų šio momentu. Tikriausiai tai ir motyvacija nuslopsta, kada pamačiau, jog pagrindiniai varžovai aplenkė ir dingsta horizonte. Naujas segmentas.
Nauja atkarpa, kuri mano nuomonė trasą padarė dar sudėtingesnė. Na irgi brutalus kalniukas, dar priedų daug šakų ant treilo, tai šiuo momentu labai šilti linkėjimai buvo siunčiami Juliui, kad paliko šį segmentą galutinėme trasos variante. Įkalnės tikrai atrodo, kad nesibaigė šią trasą, tiesiog viena po kitos. Kas buvo? Prakols? Jurgis Verikas prakerta savo ratą, tenka jam stoti, taisytis. Na, o aš priartėju prie ilgiausios, galbūt nestačiausios, bet pačios ilgiausios įkalnės trasoje. Šiuo metu varžybose krenta mano tempas, varžovai iš kitų grupių tuo naudojasi, na ir tikrai nemenkas jėgų stygius jaučiasi. Privažiuojame prie labai stačios pavojingos nuokalnės. Ankstesniais metais čia būdavo ir nemažai kritimų. Kilometras. Išplaukiau jau. Šiame kilometre pasijuntu visiškoje duobėje. Pulsas nukritęs, bet jėgų minti atrodo visai nėra. Per mažai tikriausiai maitinausi per varžybas, vos keli geliai, maltodekstrinas gertuvėje bei magnis kitoje gertuvėje, na, irgi nelabai padėjo. Nu, bet tai... Labai žemas tarpas, matosi nepatenkintas dalyvis.
Puikios naujienos iš Juliaus, vos 2 kalnai liko pagal jį ir finišas. Ir čia geriau. Aha. Dešimt sekundžių iki kito dalyvio priekyje, bet jėgų tikrai nebeturiu, bandau išgyventi paskutinį kalniuką. Paskutinis Karmos kalnas šį sezoną. Ačiū visiems, kas sekėt kanalą, kas žiūrėjot visą sezoną nuo pat žiemos kroso vasarį iki dabar, iki pat šernų. Tikrai viena, gal net ne viena, pati sunkiausia taurė MTB Lietuvoje. Dieve, gal viskas jau. Džiaugiuosi, kad Karmos visus pavyko etapus įveikti. Tai nei vienam nebuvo DNF-o. Mazūriškės va ir šernai buvo žiauriausi man. Rakantiškės labai sunkios. Bet visos trasos savotiškai įdomios. Numeriau šiandien. Osvaldas Glebavičius šiandien EMTB kategorijoje 3, sveikinimai jam. Paskutinė Karmos rampa šiemet ir štai finišas priekyje. Sveikinimai visiems įveikusiems šernų trasą. Na, aš jūs palieku su bendros įskaitos apdovanojimais ir tikiuosi susimatysime keliuose dar startuose šiemet. Iki. Tarti žodį Ignas. Prašau. Nežinau, aišku, nuo ko pradėti, bet Mičas, kuris padarė šernų trasą, yra tikrai įdėjęs krūvą darbo ir sporto ministerija neformali tam bičui yra įsteigus special prizą. Pablokime, dėl to mes čia šiandien susirinkom. Dėl to kaltininko. Jaunimas iki 12 metų, 3 bendroje įskaitoje Bernatonių dviračių akademija Adas Dobila šiais metais. Turime antrą šį sezoną, jo 12 jaunimas iki 12 metų, Povilas Karosas, taip pat Bernatonių dviračių akademija. Įtempta kova, tikrai įtempta. Na ir pirmas, Štaras Gediminas, Bernatonių dviračių akademija šio sezono stipriausias grupės atstovas, kuris tikrai stengiasi visas varžybas ir skaičiavo tašką ir jis yra pirmas. Dar kartą audringi plojimai mūsų sezono. Šiandien nedalyvau, bet vis tiek trečia šiandien Emilija Petrauskaitė, Bernatonių dviračių akademija.
Emilija tauposi kitos dienos varžyboms, bet bendroje įskaitoje jinai vis tiek liks. Antra. Inga Štopienė, Bike Expert Cycling Team. Jeigu Inga, bet yra kaip yra ir pirma Tatjana Petrauskienė, Energos talento akademija. Didelė taurė ir be abejo, bet į visus kitus tikrai galima. Gražiausiai grupiai. Toliau, vyrai mėgiai 35-49. Didelį grupiai pati stebės, bet trečias Mindaugas Karpinskas, Bike Expert Cycling Team. Taip jau. Antras. Evaldas Šleževičius, Evaldas. Kviečiame Evaldą. Bendroje įskaitoje Evaldas yra su 6587 taškais. Bendroje tai Dailidonis Aurelijus, nors šiandien buvo antras, taip kad bendroje įskaitoje yra pirmas, tai Aurelijus Dailidonis, SEO Cycling. Ir iškovojo, išsaugojo savo pirmą vietą mūsų taurėje, mūsų viso sezono MTB Karmos taurės. Taurų tai mes galime atimti čia, to ir rasim, kam čia padalinti. Trečias, Darius Veiveris, kitas reikalas, kviečiame Darių. Taip, Darius yra bendras trečioje įskaitoje, sveikiname Darių. Antras, kuris šiandien nedalyvavo, bet vis tiek yra antras, Arūnas Lipnevičius Velo ratai. Arūnas nusprendė šiandien neminti, tai dėje. Pirmas Valdas Kruklauskas, Velo Vilkmergėje, kviečiame Valdą. Ir laimėjo mūsų metų taurę savo amžiaus grupės kategoriją. Paplokime mūsų ištvermingiausiams ir stipriausiams. Natonių dviračio akademija. Svarbiausia, tikslingai ir prašau, rezultatas yra. Antras, Augustas Būtnikas, Bernatonių dviračio akademija. Bernatonių dviračio akademija vėl, Arnas Namajūnas, bendroje įskaitoje pirmas, tai taip, kad teks be jo, bet vyrai mėgiai iki 35 metų. Gerai? Gerai. Augustinas Bimbiris, Bike Expertas, trečias. Augustinas Bimbiri. Antras, Tomas Pažemeckas, Vilniai Panevėžys. O taip ant kulnų lipo, bet Tomas išsaugojo savo antrą vietą. Na ir pirmas, jaučiu blogai suskaičiavo pirmą vietą, tai tikrai. Airidas Sadauskas, Bike Expertas! Plojimai ir šypsenos fotografams ir žiūrovams. Trečia šiandien perėjo ne taip visai senai į vyrų jėgos grupę, bet parodė, kaip reikia minti netgi užkietėjusiems minikams. Tai Armandas Suščiauskas, Geras Raugas, komanda Ukmergė, trečias. Sveikiname Armandą. Bet Domas Manikas antras. Šiais metais Domas Manikas yra antras. Kviečiame Domą. Real Bean komanda. Bet antra vieta yra žiauriai gera, iš tikrųjų yra superinė vieta. Na, o pirmas Šarūnas Pacevičius, Alta Transportas laiko kardaną. Kviečiame Šarūną. Ar jis tik negyvena? 25 metų taurėje Bernatonio dviračio akademijos dalyvius. Prašom. Geras Raugas. Paplokime stipriausiems ir treneriai stipriausių. Tokie teisingi, ne?
tai tai komandai norėčiau duoti tokį. Ir ta komanda yra Bike Ekspertų komanda! Kviečiame Bike Ekspertus, kurie šiais metais yra masiškiausia komanda, bet per visas varžybas, per visus savo dalyvius. Tai paplokime masiškiausiai metų Karmos komandai.